Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir aš esu Italijoje, atskridau į tokį festivalį parašiutininkų, milžinišką renginį, vieną didžiausių tikriausiai pasaulyje. Ir šiandien bandysim pradėti šuolius, tai parodysiu, papasakosiu viską, kaip čia viskas vyksta nuo pat pradžių. Ir keliaukit su manim šitoj kelionėj. Šį kartą pasakosiu daugiau apie skydive'ą, mažiau apie base jumpą. Ir sužinosite, manau, įdomių dalykų, kaip čia viskas daroma ir kad jūs taip pat galite tuo užsiimti. Tikrai krūva žmonių. Šiandien viskas prasidės nuo registracijos. Pradžioje įsiregistruosime. Ir tada žiūrėsim, kaip čia gausis pašokinėti, nes oras toksai, kad saulė šviečia, atrodo puikus, bet vėjas labai stiprus ir gali būti, kad neleis šiandien šokinėti. O jeigu vėjas nurims, pamatysite ir šiek tiek šuoliukų. Čia hebrytė tikrinasi parašiutus. Ką čia daro, Dėvi? Tikrina mano sistema ir žiūrė, nėra jokių damedžių po to, kai mes šokam iš patrankos. Čia ne tas pats parašiutas, draugelį. Aš tikiuosi, kad čia ne tas pats parašiutas. Visą įrangą, kaip kad parašiutą, akinukus, aukštimantį, šalmą laikau tokiam specialiame sportinėme krepšyje. Ir čia viskas telpa. Prietaisą, kuris mums įskleidžia atsarginį parašiutą. Nu, va, 1, 2, 3 ir įjungta. Dalykėlis, kas išgelbsti gyvybę. Arba ne. Ne, išgelbsti. Dar dokumentus turim atsarginio parašiuto, slaptoj večikiai. Slapta kišenėlė. Opa. Va, visą laiką su parašiuto dokumentai. All good, ready to go. Specialus žmogus patikrina visą įrangą, kad atitiktų visus reikalavimus, na ir ne visą laiką neatitinka. Nepraleido manęs per patikrą. Parašiutas netvarkingas, nes prietaisas, kurį prieš tai jums rodžiau, tai turi būtent kitokių nustatymų. Mano parašiutas mažas ir greit skrenda. Tai kad neįsiskleistų atsarginis parašiutas dėl didelio greičio, reikia pasikeisti nustatymus, kad tas prietaisas žinotų, jog čia didelis greitis yra būtent dėl to, kad esam sportininkai rimti. Mangi ta pati situacija. Tau irgi tą patį liepia? Ta patį liepia padaryti. Dabar reikia pakeisti prietaiso nustatymus, kad netyčiom neišsiskleistų atsarginis parašiutas, leidžiantis per greitai pagrindinių parašiutų. Čia labai sudėtinga situacija bus. Vieną kartą padariau, dabar reikia antrą kartą pakartoti tą pačią procedūrą, kad užtikrintų. Eiktina, čia. Ir jeigu sufeilinė antrą kartą darydamas, tai turėsi vėl pirmą kartą ir antrą kartą daryti. Wow. Saugumas. Nu, tikėkime, dabar jau praleis mane čia sistemos patikra. Tikrins. Žmogelis man viską patikrina iš naujo, patikrina ir dokumentus, ir visą atsarginį parašiutą, viską pažiūri per naujo. Na ir šį kartą viskas gerai. Viskas paėjo. Uždeda specialų tagą. Pažymės parašiutą, kad viskas praeita sauga. Ir viskas yra gerai su juo. Gavau naują mandrą apyrankėlę. Viską susiregistravau, parašiutas patikrintas, viskas gerai. Viską praleido, dabar tik tai reikia nusipirkti lėktuvo pakilimo bilietukų. Pasikelsim, kad būtų kom keltis į viršų. Ir kas dar čia liko? Sakė, kažkokį gudibegą duos. O viskas, dabar tiesiog šūdinas oras, nes vėjas labai pučia. Tai lauksim lango, kada bus galima iššokti. Va, hebra pakritus. Čilina. Hebra čilina, visi pavėsio ieško. Ir tiek žinių. Jo. Kad tekstą nespist. Va, kur jau daryti. O, kažkaip šį kartą. Algarviai buvo toks jauduliuko daugiau. Kad nespist tekstą? Ne, ten man buvo dėl mažai šakinėjęs, labai žinai, pasiėmiau dar tą mariuko sistemą, žinai, šviežiuką leistis, tai tokių buvo, iški, jauduliuko čia poch. Ar? Aišku. Tikrai nešiki batą? Ne. Žiūrint, žinai, kaip su kuo lyginsi. Sėdint virtuvėj gal mažiau šikų į batą negu dabar.
Tai turėjom briefingą, mums paaiškino, kaip čia reikės leistis, kur čia skris, yra žemėlapis. Tai parodė vyrukas, kokie nusileidimo paternai, tai yra kokia kryptimi, kada turim skristi, kur yra pagrindinis nusileidimas, kur yra atsarginis. Jeigu iš viso nepataikė į aerodromą, kur galima aplink apylinkėse kokius laukus leistis, kokius negalima leistis, dėl visokiausių laidų ir panašiai. Tai tokio turėjom trumpą kaip instruktažą, briefingą, visą laiką būna atvažiavus į naują aerodromą, į naują drop zoną. Viską išaiškino, kaip kas, paaiškino, kaip į lėktuvus reikės lipti, sėsti. Tai tokios trumpos instrukcijos. Ir ką, dabar lauksim geresnio, ramesnio vėjo ir šausim šuolių. Tai čia laukia, užeini ir čia. Aišku, Greta? Norim užsirašyti pakilimą, reikia va tokių bilietukų. Tai va visa hebra turi bilietukus. Stovime eilėj prie manifesto. Mūsų užrašo čia. Merginos į lėktuvus, į skirtingus laudus. Ir tada laukiam savo eilės kilti viršų. Tai neužilgo tikriausiai kilsim, nors čia daug žmonių. Dabar tik atsidaro oras, jau po pirmos, bet manau, tų šuolių čia šiandien padarysim. Vėjas po truputį lygtais rimsta, nors mano akimis gal ir ne, bet kažkaip jau jie organizuoja tos šuolius, tai matyt mato prognozę, kad bus gerai. Tai vat, ruošiamės, puošiamės ir kilsim į dangų. Simukai, nu papasakok, koks yra jausmas, vat, kai dabar laukiu pirmo šaliuko ir vėjas bele koks. Ir vat, kaip jautiesi dar čia nešokęs, naujoj drop zonoj, kokie vaibukai? Tai jauduliukas toks yra, lengvas. Kiekvieną naują drop zoną vis tiek jauduliukas, nežinai, kur čia išsiskleisi, kur čia reikės praskristi, viską. Gali nepraskris, kai vėjas didžiulis, tai jeigu padarysi klaidą naviguodamas, gali būti sunku, reikės galvoti apie alternatyvų nusileidimą. O daugiau excited. Labai laukiam to šuolės, šoksim dabar iš Skyveno, tai iš tokio lėktuvo, kur atsidaro rampa iš galo. Pakankamai netradiciška mums skydiveriam. Kažkas naujo? Jo, kažkas naujo, tai va, labai laukiam, kaip iššoksim iš to lėktuvo, kaip tas kritimas bus. Tai excited, bet šudukas verda. Labai gerai, labai sveika bišbijot. Taip, labai sveika, saugiau viską darai. Taip, nes jeigu nebijai, tai esi rizikingas savo ir kitiem. Taip. Labai gerai. Ačiū už šitą įsamų atsakymą. Martynai, klaus tik tai daugiau, mes viską tau atsakysim. Viską paaiškinsi. Man susikauk. Tai ruošiamės į šuolį, bet trysia šoksim su šitais bakūrais, su Mangiu ir su Deiviu. Deivis yra dabar direktorius, diriguoja, ką mes čia veiksim. Nepamiršk paminėti, kad high performance šuolį darysim. High performance, labai įspūdingas, sudėtingas šuolį, kur jo nelabai supranta visi žmonės. Net skydiveriai. Koks planas? Planas A. Mes šokam iš Skyveno trysia. Aš vesiu. Tu vedi, tu esi vedlys, į kurį mes orientuosimės. Jums reikia padaryti, jūs šoksite nugaros, tai šoksite iš lėktuvom išbėgti, tiesiog atvilkę nugarų. Taip. Aš irgi šoksiu tada paskui jūs, biški vėliau, jūs bėgsit pirmi du, jo, aš išbėgsiu paskui jūs, išbėgę nugaros, apsiversiu ir bus ant pilvo. Tada skrisim aš ant pilvo, jūs du ant nugaros. Gerai. Tada, kai skrisim, aš pasuksim našumo kursą ir tada aš užvesiu į karvą. Gerai. O nuo karvą tiesiog sekit mane. Toks ir planas. Ne, tai tiesiog sekit, o kaip toliau viskas? Sekit mane. Tiesiog karvinam ir... Na, okei. Sekit, darysim gyvatėlę, į kitą pusę išvesiu vėlgi į traką, po trako vėl padarysim gyvatėlę. Tai planas toks, kad mes žodžiu nugarų varom. Mes be plano varom. Jūs sekat paskui mane. Pradžio tokia, paskui sekat mane. Bet jeigu kažkas, jeigu šuolis nesigaus, tai kaltas žinom. Tai Deivis kaltas, jis blogai vedė. Tai va taip, organizuojam šuolius ir nėra, kad čia labai daug organizuoti reikėtų kažką. Labai nesudėtingai, tiesiog iššok iš lėktuvo ir daryk, ką aš darau. Taip, follow me. Labai Chase the gerai. rabbit. Nu žiūrim, kas čia gausis iš to šuolio. Kaip ir planuota, mes su Mangiu šokam ant nugarų, Deividas iššoka taip pat ant nugaros ir ką tik apsivertė ant pilvo ir pradeda vesti šuolį. Mes sekame paskui jį, pradžiai sukamės, šiek tiek skrendam nuo lėktuvo kurso ir pradedam suktis ratu, tai yra karvinimas būtent, ir sukamės ratu, kol Deivis duoda ženklą ir keičia kryptį, darydamas gyvatėlę. Tai mes pradedam toliau suktis tiesiog kita kryptimi.
Turėjome vėl keisti kryptį, bet Deivis su Mangiu vos nesusiduria, išvengia gražiai smūgio, gražiai praskrenda vienas kitą ir mes pradedam trekinti, o trekas jau yra skridimas konkrečiai viena kryptimi, galbūt galima padaryti kažkokius posūkius ir panašiai, bet jau skrendam tiesiai, mes su Mangiu liekam ant nugarų, o Deivis lieka ant pilvo ir veda mus, nes mes nematom žemės. Ir kai laikas skirstytis, kaip matot, pamojuoja rankomis kojomis Deivis ir mes išsiskirstom į skirtingas pusės tam, kad turėtumėm daug oro erdvės skleisti savo parašiutus. Įsiskleidus parašiutą, jeigu viskas gerai, reikia atlikti tam tikrus veiksmus ir pirmoje vietoje sutvarkau sliderį, tai yra speciali medžiaga, kuris sulėtina parašiuto skleidimą ir tą sliderį nusitraukiu savo už nugaros, kad jis man nemaskatuotų ir nesimaišytų ir parašiutas greičiau ir geriau skristų. Atsidarau savo šalmo stikliuką ir paėmu už vairų, kaip matot dabar, tik ištraukiu juos. Pradžioje, kai parašiutas supakuoja, būna stabdžiai šiek tiek įjungti ant pusės stabdžių tam, kad parašiutas jeigu ką lėčiau skristų, o kai viskas gerai, juos išsitrauki ir skrendi pilnu greičiu. Kadangi iš lėktuvo iššokom paskutiniai, atsidurėm labai toli ir net nedaskrendu nuslydimo aikštelės ir leidžiasi laukuose. Aišku, labai gerai, paskui mus atvažiuoja paimti, o tik nusileidęs iš karto pradedu tvarkyti parašiutą, pakuoti, tai pirmo vietoj prisirišu savo vairus ir taip jau prasidguldžius parašiutą ant žemės nebereikės šio veiksmo atlikti. Parsinešęs parašiutą į pavėsį, pradedu jį pakuoti, šiek tiek pasakoju apie parašiuto pakavimą prieš tai savo kurtuose filmukuose, bet čia yra skydaivo parašiutas, jis gerokai mažesnis, tad greičiau lengviau susipakuoja, aišku, ir visai kitoks pakavimas. Kadangi turim 2 parašiutus šito sistemoje, tai tiek daug nevargstam ir taip gražiai jo nesupakuojam, kaip kad būtų daroma šuoliuose nuo olų, nes parašiutas šitas gali keistis ir prašiau, jeigu ką, visą laiką yra antras. Mangi, kaip vertini šuoliuką? Labai gerai vertinu šuoliuką. Pirmas šuolis vis tiek. Pirmas šuolis buvo kiek jauduliuko buvo, šiek tiek. Jaudinaisi, kaip sekės per tos duris išeiti? Smagiai. Smagiai. Smagiai į tave žiūrėjau, labai norėjau nepamesti tavo veido. Net turėjau į Deivį žiūrėti, bet tai atsimeni, kad pamatė. Aš į tave, žinai, gerai. O kaip karvelis sekėsi suktis ratu aplinkui tenais? Kaulas. Fainai, kad arti buvom, ne? Jo, labai arti. Ir headlevelį, ir arti. Nerealu. Reikia dabar pašlifuoti dar geriau pavadinti. Pašlifuoti, tą patį padarysim, dar vieną žmogų prijungsim. Šitą direktorių, va. Skyshop'o direktorių. Prijungsim į šorį. Jauduliukas jau man prasidėjo. Jaudinės? O kaip tu jautiesi, dėl ko tu jaudinės? Net vidurius suka. Prieš šuolį? Dėl to, kad prieš šuolį. Kelintas tavo šuolis čia bus? Iš viso? Iš jūsų gyvenime. 1300 kažkelintas. Ir vis tiek jaudinės prieš šuolį? Taip. Nu, va taip. Nepraeina tas jauduliukas, ne? Ne. Tai klientų aptarnauti, žiūrėk, klientai atėjo. Hello. Kaip tu bananą valgai, provai? Taip. Kaip tau, Deivi, šuolis? Ką gali pasakyti? Normaliai, buvo seksidus. Yra kur tobulėti sienos. Yra ką patobulinti, tą ir darysim. Ta mes vis tik ir darom. Ta patį ir kartosim. Ta patį darysim? Ne, varysim su organizeriais. Kitą šuolį darysim. Imsim mūsų daugiau šuoliuose ir varysim su organizeriu. Mūsų bus daug žmonių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mūsų bus. Labai daug. Labai gerai. Imsim organizerį, imsim coachą ir tiesiog skrisim treką. Trekas tai yra, kai skrendi viena kryptimi kažkokia ir visi sukuria kaip ir formaciją, bet ne žemyn krenta ant pilvų, o skrenda su kažkokia kryptimi, galbūt daro po to posūkį, tai toks jau skridimas yra, nekritimas. Tai trekinsim, tikriausiai kažkas ant nugarų, kažkas ant pilvų bus. Bus įdomus šuolis, bet reikės palaukti dar jo, manau, kad bus paskutinis dienos šuolis. Ir važiuosim namo, vyniosim meškeres. Lipant į lėktuvą taipogi yra speciali tvarka. Patys pirmieji lipa tie, kas šoks paskutiniai, o paskutiniai lėktuvą lipa tie, kas šoks pirmieji. Tokiu būdu visi esame iš karto savo vietose ir lėktuvui kylant ar prieš pat šuolį nereikia apsikeitinėti vietomis ir gražiai galime iškristi iš lėktuvo. Iki lėktuvui pasiekiant 300 metrų aukštį visi privalome būti su šalmais bei prisisegę saugos diržus. Vėliau po 300 metrų galima atsisekti ir kilti toliau laisvai.
Čia graži tradicija, kaip kiekvienas parašiutininkas palinki sėkmės draugeliui ir paspaudžia rankytės. Labai gražu ir tai darom kiekvieną sykį. Dešinėje pusėje matote raudoną šviesą, kai užsidega raudona, atidarome duris, pasižiūrim, kur esam, o užsidegus žaliai jau galim šokti. Kaip sakoma, gera pradžia yra pusė darbo, tad labai svarbu, kaip sustosime durise, nuo to priklauso šuolio sėkmė ir pradžioje į lauką lenda tie parašiutininkai, kurie skris ant nugarų, o iš vidaus šoka visi pilvininkai. Kai vedlys įsitikina, jog visi savo vietos ir pasiruošę šokti, duoda signalą ir visi verčiamės iš lėktuvo. Čia matote vaizdą iš mano kameros ir mano darbas yra kuo greičiau nerti ir vytis grupę, nes mūsų tikslas yra kuo greičiau suskristi į formaciją, kad galėtume pradėti šuolio planą. Kaip matot, vedlys yra pačiame priekyje ir jis visą laiką su mumis komunikuoja, rodydamas kaip dabar signalą, jog tuoj pat suksime ir pradedame atlikinėti dešinį posūkį. Šitame šuolyje aš esu vedliui iš dešinės, tad man atlikti posūkį yra paprasčiau, man reikia šiek tiek prisistabdyti ir išlaikyti tą patį aukštį, tuo tarpu visiems esantiems kairėje reikia vytis ir duoti daug daugiau gazų, kad galėtų pasivyti grupę. Šuoliukas tikrai pavyko, gražiai suskridome į puikią formaciją, o pabaigoje šuolio tiesiog jau plokštinam patį skridimą ir skirstumėmės į šonus, tam, kad turėtumėm daug laisvos oro erdvės ir skleistumėmės kuo toliau vieni nuo kitų ir būtų tai padarytas saugiai. Kas mane nuvertė? Tu? Aš grįbo pjaunutis čainikas. Malačiai! Malačiai! Bet ta kamera tai... Taigi, dienelė pasibaigė, padarėm nuostabius 3 šuoliukus, kur net ir nesitikėjom per tą didelį vėją. Dalis kebros netgi išvažiavo namo ir net nelaukė tų šuolių, bet pavyko padaryti 3 puikius šuoliukus, visi skirtingi, kitokie. Tai tikiuosi patiko juos žiūrėti. Tik tais pirmoji diena pasibaigė čionais, dar 4 laukia ir panašu, kad oras bus tik geresnis, tai mes šaudysim po tikriausiai kokius dvigubai daugiau, 5-6 šuoliukus per dieną. Tai bus gerų dar nuotykių, gerų šuolių, gerų vaizdų. O šiandieną tikiuosi, kad patiko susipažinti su šitu sportu pačia pradžia. Ir manau, kad papasakosiu daug detaliau apie kitus niuansus, kodėl apskritai mes čia šokinėjom, kaip pradėti tą daryti kiekvienam iš jūsų. Tai jo. Jeigu jūs galvojate, kad pavojingiausia parašiutizmo dienos dalis yra parašiutai, jūs labai klystate, nes pavojingiau yra, kai Deivis vairuoja va tokią mašiną. 15 pulsą. Zdarova. Čia irgi vienas važiavo gerai. Gidukas iš Gailiškio. Kaip čia buvo.